su Radio centru. Gerai, dabar apie partijas kalbam, reiškia, rinkimai, tai yra labai svarbu, mes norim, kad tie žmonės keliautų į Seimą, reiškia, ir darytų gerus darbus. Nu ir, reiškia, už ką balsuosi? Aš atsiriboju nuo politikos. Nebalsuosi, nori pasakyti? Agituoti čia, žinai. Ne, negituoti, už ką balsuosi tu? Kai ateis laikas, apsispręsiu, už ką balsuoti. Kšištof ar Darijus? Kšištof ar Darijus. Čia įstokit. Nu, tai... Man atrodo, negali būti taip arba už Kšištof arba už Darijus. Dabar bus tik tai vieną langelį Kšištof ir Darijus. Taip. Nu, tai... Arba broliai. O pats kažkaip, nenorėtum į kokią? Ne, aš tikrai... Kodėl, Renaldai? Tikrai negalvoju. Pabandytgi reikia. Ne. Matai, čia politika, aukštas mokslas, mano galva, tai čia, žinai. Ne, klausyk, Lavrinovič eina į politiką, sakai, aukštas mokslas. Aš nieko nenoriu pasakyti, aišku, bet, viskas okei. Ne, kiekvienam savo, ta prasme, kiekvienas savaip įsivaizduoja, ką ir kaip daryti, aš įsivaizduoju kitaip. Ir... Gerai, dar tarkim, pafantazuok. Aš jau matau, tu nori iš manęs. Yra sąrašas žmonių, net 10 žmonių kažkaip sureitinguoja, ten Kaukėnas. Nuo 1 iki 10. Kokį tu numerį pasirinktum? Numerį, po kurio norėtum slėptis. Ir po to šas pasirodosi... 10. 10, ar ne? Gerai, gal ir gerai. A kas į tu pirmą numerį? Ne, klausk, iš tikrųjų. Čia, man atrodo, reikėtų loterija. Kas pirma? Samardžyskis. Į Seimą. Gerai, viskas okei. Žodžiu, Seibutis partijai sako ne, politikai sako ne. Bet balsuosi turbūt, ne, už kažką. Reikės. Tu jaučiu už Kšištofą, kai dėsi aš jaučiu už abu, aš jau žmonių partija bus. Žodžiu, viskas okei. Dabar į studiją įžygiuos mano kolega, kurs darbuojasi Atsibus su Vyteniu laidoj, jis jau įeina čia, aš įjungiu abu mikrofonus, kad nesuklyščiau, ir jis nori tau užduoti klausimą. Tai yra Ernestas Janušas, Atsibus su Vyteniu prodiuseris. Renaldai. Taip. Malonu tai matyti. Vakar buvo malonu matyti arenui, šiandien malonu matyti čia. Malonu. Ir aš vakar galvoj subrandinau klausimą. Bet prieš užduodamas ir prieš prašydamas atsakyti, paprašysiu tavęs. Pridėk dabar ranką dešinę ant širdies savo. Ne, čia dedi, čia. Čia palauk, čia. Va, taip, teisingai ant to arklio. Lietuvos himną dabar. Dabar į partiją stosi toj. Ir prižadėk, kad į šį klausimą atsakysi sąžiningai. Taip. Ne diplomatiškai, o sąžiningai. Tu žinosi atsakymą, tu žinosi. Gerai. Klausimas yra apie tavo trenerį. Aleksandrą Džikičių. O, Dieve. Taip. Klausimas yra toks. Kas geriau? Aleksandras Džikičius plikas nusiskutęs? Ar Aleksandras Džikičius su plikė per vidurį, bet iš šono ataugusiais plaukais? Ką aš vakar ir pamačiau, kas dabar? Kuris geriau? Man asmeniškai pirmas variantas mielesnis. Bet, man pirmas kažkaip, nežinau. Man irgi, žinok, aš pritariu. Simai, tau. Aš kažkaip... Antras, aš kažkaip neįsivasdavau su šiek tiek plaukų, ta prasme, praeitais metais to net nemačiau, tai... Ponios ir ponai, jūs pamatysite, kai rodys per televiziją Lietričio varžybas, kad treneris yra per vidurį plikės, o iš šonų ataugusiais plaukais. O neklausai, kodėl Renaldai kažkaip? Kodėl trenerius taip dabar tokie pokyčiai gyvenime jūsų? Gal į partiją įstojate? Jau ranką nuo širdies galiu. Seniai. Kodėl? Ne, kažkaip juokais, ta prasme, buvom užklausę, ta prasme, kad, sakom, treneri nelabai jums čia tinka. Aš žinau, sako. Puiku. Ir ūsą. Simai, aš tau turiu pasiūlymą. Surink kokią peticiją ilgainiui bėgant laidai, kad Džikičius nusiskustų, galvoju. Galim Facebooko grupę už Džikičiaus plikę, pavyzdžiui, padaryti. Pasirašytum? Ernestai, ačiū labai. Pasirašytum? Aš pasirašyčiau. Gerai, dar vienas klausimas, to pabaigai. Kodėl tau geresnis tas pirmas Džikičius negu antras? Vis tiek. Agresyvesnis. Jo? Labiau klausai, man atrodo. Ne, čia juokais, iš tikrųjų. Nežinau, Dabar pirmą kartą. Arsi per pratybą šį vakarą, o Arsi, jeigu klausosi mūsų. Taip visą laiką. Dar daugiau bus. Dilytų nieko negirdėjai, gerai? Man atrodo, jau treniruotę turėjau. Mes nieko čia nekalbėjom. Gerai, tai mes kaip ir apšnekėjom viską. Sezonas laukia sunkus. Eurolyga, VTB, LKL ir aš manau, kad mes tave palaikysime visur, kur tu bežaistum. Tiesa, turiu vieną prašymą dar tokį. Prašom. Galima, Simai? Džikičiui? Ne Džikičiui. Prašau.
nežinau, čia anksčiau būdavo tokios laidos per radiją, kai buvau mažesnis, ta prasme, pasveikink su gimtadieniu, kažkas panašaus, ten būdavo skambina, ne, į laidą. Siūsk linkėjimą. Jo, siūsk linkėjimą, tai kadangi turiu tokią progą ir esu gyvame eteryje, tai norėčiau pasveikinti iš tikrųjų savo tėvelius, kurio mamos buvo vakar gimtadienis, tėvelio šiandien gimtadienis. Iš tikrųjų labai įdomus dalykas, kad mama yra vyresnė už tėtį gal tik 8 valandom. Tai, sakau, didžiausia linkėjimai iš Vilniaus su meile nuo Renaldo ir daug sveikatos ir visko, ko geriausio. O pinigų uždirbs sūnus. Ta proga, Renaldai, manau, kad mums reikia padainuoti su gimimo diena. Galim padainuoti? Prašom. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Su Radio Centru.